Candice dabar atvirauja apie susitikimą su Erika ir kaip galite įsivaizduoti, manau, kad dabar Candice gyvenimo tema yra, kaip žemai gali nusileisti. Kaip žemai gali nusileisti. Nes ši moteris, ši karvė, kuri vos gali būti vadinama moterimi, vis dar daro pačius bjauriausius ir šlykščiausius dalykus Erikai, vien tam, kad pritrauktų dar daugiau clickbaito. Ir bent jau aš, to netoleruosiu. Panagrinėkime visas detalės. Sveiki atvykę į The Pushback. Aš esu Meira Kei, jūsų vedėja. Nepamirškite paspausti prenumeratos mygtuko, pamėgti šį vaizdo įrašą, kad pasidalintumėte juos su kitais ir paskleistumėte žinią, jog toks elgesys daugiau nebebus toleruojamas. Prisimenu, kai sutikau Eriką Del Friskos restorane. Ar Čarlis jūs supažindino? Ar visada tai buvo Čarlis? Jis norėjo, kad ateičiau su ją susipažinti. Aš džiaugiausi galėdama ją sutikti, nes jie jam skyrė dėmesio. Ir ką turiu omenyje, tai iš pagarbos jų sandokai aš nesileisiu į per daug detalių apie. Iš pagarbos jų santuokai aš nesileisiu į per daug detalių. Mes jau žinome, kad ši šliundra neketina gerbti jokios santokos, neketina gerbti jokio Čarlio atminimo, neketina gerbti jokios Erikos Cook. Ir visa tai buvo visiškai suplanuota tam, kad daugiau žmonių apie ją kalbėtų. Laikas prieš jam ją sutinkant tai nėra įžeidimas santuokai. Akivaizdu, kad žmonės bandė susitikinėti ir anksčiau ir jis bandė susitikinėti su šia mergina, su kuria buvo visiškai apsėstas. Iš esmės, kiekvieną kartą, kai ta kita mergina jam parašydavo, aš jai atrašydavau. Tarsi man praktiškai teko tapti lesbiete metams. Na, mes žinome, kad tu šiek tiek lesbietė, Candice Owens, bet jis sako, kad ne, tai nėra apie santuoką, nes tai buvo prieš tai, buvo ta mergina, su kuria Čarlis buvo visiškai apsėstas. Dabar nežinau, kiek iš jūsų turite santykių, bet daugumai iš mūsų nepatinka jausmas žinoti, kad žmogus, kurį mylime, anksčiau mylėjo kažką kitą. Ar tai tiesa? Ar tai netiesa? Ar mes bent ką nors žinome? Ar mums rūpi? Ne, bet pažiūrėkite, kaip Candice padaro save šios istorijos centru. Čarlis įsimylėjęs tą kitą merginą ir taip pat Eriką. Ir aš turėjau būti ta, kuri atsako į šias žinutes. Aš pradėjau santykius, nes iš tikrųjų buvau tikroji OG, aš esu tikroji draugė šioje istorijoje. Aš žinau visas detalės, aš esu vienintelė, kuri iš tikrųjų svarbi. O Erika Cook, na, kam ji rūpi? Tikroji esmė ta, kad Čarlis norėjo tos merginos. Nežinau, ar tai privertė Candice pasijusti geriau, nes mes žinome, kad Candice norėjo Čarlio. Tai jau visiems akivaizdu šiuo metu. Kad ji tiesiog neįtikėtinai pavydėjo, jog jis pasirinko gražiausią Eriką, o ne ją. Bet tai jau kita istorija. Matau, kad Čeisas tiesiog klausė, koks jos vardas ir aš sakau, kad kažkuriuo metu tau pačiam teks jai parašyti. Jis buvo tiesiog apsėstas ją. Kai perskaitau tas žinutes iš tos merginos, kuri vėliau tapo viena iš mano geriausių draugių ir buvo mano vestuvėse, nes jaučiau, kad taip stipriai jos siekiau. Supranti? Ir spėkime, dabar žmonės pradės medžioklę ir esu tikra, kad Candice paliko užuominų visur, kad žmonės galėtų išsiaiškinti, ką iš tikrųjų mylėjo Čarlis. Tai nebuvo Erika, tiesiog labai paprastai. Taip, ji yra viena iš mano geriausių draugių. Taip, ji buvo mano vestuvėse ir to visiškai pakako, kad jos pasekėjai pradėtų kelti triukšmą dėl šios merginos. Ne, nes iš tikrųjų ji man labai patiko ta mergina, kurią jis vaikėsi ir aš žinojau, kad ji jį nuvils, nes buvo labai akivaizdu, kad jis jai nepatiko ir jis dėl to labai išgyveno. Tada Tayleris Bodgeris suorganizuoja kažką panašaus į aš turiu žmogų, kurį tau reikia sutikti. Ir jis ateina ir sako, ji, žinai, šiek tiek vyresnė. Ir iš pradžių jis galvojo, aš tiesiog pasinaudosiu ją, kad priverščiau tą ir aną pavydėti ar kažką panašaus. Nes pažiūrėk, kaip greitai jis sugebėjo tiesiog užsipulti Eriką. Ji šiek tiek vyresnė, tai reiškia, kad ji mažiau vertinga. Gerai, mes žinome, kad Erika yra vyresnė už Čarlį, nereikšminga detalė. O Čarlio atsakymas buvo toks. Taip. Aš tiesiog panaudosiu šitą kalę, kad priverščiau kitą merginą pavydėti. Taip Candice tai pateikė. Visa Erika ir Čarlio santykių istorija, jų meilės istorija. Ne, tai nėra tikra. Tai buvo tiesiog išgalvota. Akivaizdu, kad aš buvau viso to centre. Ir Tayleris, kuris yra manipuliuojantis vaikinas, yra viso to centre, o ji tiesiog atsainiai pasakoja visas šias detalės. Tarsi aš tiesiog pasakočiau istoriją, bet visa tai taip žemina Eriką, nesuklyskite. Tai buvo tarsi pirmas pasimatymas ar kažkas panašaus ir tada ji buvo šiek tiek atkaklesnė ir ėmė jam varyti tą savo religinę tiradą, o jis žinutės ir aš tiesiog peržiūriu mūsų žinutės, tarsi žiūrėk, galbūt tai yra tai, ką Dievas norėjo, kad turėčiau. Ir, žinai, jis tarsi buvo įsitraukęs, žinai, užkibęs. Jie atėjo su savo raganavimu ir pasinaudojo Dievo tema, kuri, kaip visi žinome, buvo Čarlio silpnoji vieta, nes jam Dievas buvo labai svarbus. Taigi galbūt tai buvo Dievo žinia. Tai nėra tai, ko aš iš tikrųjų noriu. Aš iš tikrųjų nežinau, ar myliu Eriką, bet žinai, su ta kita mergina viskas nesiklosto. Taigi galbūt, kadangi čia įsitraukęs Dievas, turėčiau tai padaryti. Ji verčia tai skambėti būtent taip. Te būna tai labai, labai, labai aišku. Užkybo dėl to, nes Čarlis yra krikščionis.
Ir kai nuėjau su ja susitikti, mano pirmasis instinktas kaip moters buvo tas, kad ji vyresnė už mane. Ir pagalvojau, kad keista, jog ji domisi Čarliu, nes Čarlis tokiuose dalykuose gana jaunas. Jis yra visiškas genijus. Jis turi tiek daug privalumų, bet tokiais atžvilgiais jis dar jaunas. Tokiais atžvilgiais jis dar jaunas, jis visiškas genijus, bet tokiais atžvilgiais jis dar jaunas. O ji vyresnė už mane. Trumpas įgėlimas, subtilus įgėlimas. Kodėl Čarlis rinktųsi kažką vyresnė už mane, jei galėtų turėti tokią jauną, nuostabią ir gražią kaip aš? Tai neįtikėtina. Jis buvo nepatyręs ir labai atvirai kalbėjo apie tai, kad buvo nekaltas, kai vedė, tad nemanau, kad čia per daug atvirauju. Ir kad būtų aišku, pasakysiu, su ta mergina tapome geriausiamis draugėmis, kurią jis vaikėsi. Ji linksma, žinote. Aš tiesiog. Nieko nėra, tiesiog tai, ką visi dabar mato, tiesiog taip savo. Bet man nerūpėjo ir aš palaikiau, sakiau pirmin, siek to, pirmin. Taip, kiekviena žinutė tai parodys, bet tu niekada nebuvai. Draugė su. Eriko, ne, nes tiesiog buvo kažkas tokio. Nežinau, negaliu paaiškinti. Ar kada nors pagalvojai, kad galbūt Erika nenorėjo draugauti su Candice, nežinojo, jog ši mergina pavydi Čarlio? Ar visada pasirinktum būti geriausia draugė su mergina, kuri akivaizdžiai nori tavo vyro? Ar tai būtų tavo pirmas pasirinkimas, bet ji pati to norėjo? Ar kada nors pagalvojai, kad ji norėjo, jog tu pasitrauktum? Iš šios dienos perspektyvos viskas aišku. Tikriausiai ji numatė jo mirtį. Erika atsirado jo gyvenime. Jie susitikinėjo gana tyliai. Aš susipažinau su Džordžu, įsimylėjau iki ausų, susituokėme, susižadėjome po 18 dienų. Jis susiranda balčiausią vaikiną, kuris mėgdžios Čarlį, suprasdama, kad Erika iš tikrųjų gaus Čarlį, o ji jo niekada neturės. Todėl ji tiesiog nusprendžia greitai susirasti kitą. Na, niekas taip nerodo, kad tai paguodos romanas, kaip sužadėtuvės po 18 dienų. Tiesiog niekas taip nerodo paguodos romanų. Ir aš visada mintyse vis kartoju 2018-uosius, o tada 2019-aisiais. Staiga pradėjau suprasti, kad kažkokios jėgos veikia, kažkas tiesiog vyksta jo gyvenime. Jis turi viešųjų ryšių agentę, Stacey Sheridan. Ir aš galvoju, šitie žmonės keisti. Bet aš niekada negalvojau apie Eriką, nes maniau, kad tai aš net nesidomėjau ją. Galvoju, kad tai tiesiog bus mergina. Ir puiku, kad jis turi merginą, kad jis įgyja patirties su ją, ji patikima ir laiminga. Taip, aš ir laiminga. Taip, aš tiesiog palaikiau jį. Taigi. Štai kaip reikia palaikyti kažką. Vaikinai, leiskite man pamokyti jūs, kaip reikia palaikyti žmonės. Jūs to nedarote, puldami jų žmonas. Greita pamoka, bet vėlgi, mes žinome, kad Candice Owens yra melagė, manipuliatorė ir kekšė. Gerai, tad tai tik dar vienas dalykas, dėl kurio ji pakeitė nuomonę. Ši Laura Loomer paskelbė. Prisiminkite, kai Candice Owens pavadino Hunterį Bideną degeneratu narkomanu, kuris turėtų būti kalėjime. Visi, prašau, skirkite 5 minutės per dieną perskaityti šį straipsnį. Hunteris Bidenas yra degeneratas, kuris turėtų būti kalėjime. O mūsų sukrošęs vadas turėtų atsakyti, kodėl jis melavo ir sakė, kad tas nešiojamas kompiuteris buvo Rusijos dezinformacija, niekšiška šeima. Taigi ji tai paskelbė prieš keletą metų. Ir dabar ji vėl keičia nuomonę ir ima interviu iš Hunterio Bideno. Nes kaip visada, Candice Owens sąžiningumas niekada nebuvo prioritetas. Taigi FTB jau fiziškai turi Hunterio Bideno nešiojamą į kompiuterį savo žiniuje, kuriame, kaip pranešama, yra daug nerimo keliančios medžiagos. Jūs turite prieigą prie to suknisto nešiojamojo kompiuterio. Prisiekusiai pripažino Hunterį Bideną kaltu dėl 3 sunkių kaltinimų susijusių su ginklais. Aš pasakiau, kad gerbsiu prisiekusiųjų sprendimą. Taip ir padarysiu. Ir aš jam nesuteiksiu malonės. Ups, jis melavo. Jis suteikė malonę narkomanui. Hunteris Bidenas. Sveiki atvykę į Candice Owens laidą. Esu girdėjęs, kaip mane daug kartų vadinote narkomanu. Ir tiesa ta, kad aš buvau narkomanas. Tas vadinamasis nešiojamasis kompiuteris. Beje, žinote, ką tas kompiuteris įrodė? Kad buvote narkomanas. Štai ir prašom. Mano santuoka subirėjo ir tai pradėjo tikrai tamsų etapą. Mano brolis man paskambino ir pasakė, kad tai turi liautis. Ir tai privertė mane pasirinkti. Ir pasirinkimas buvo, ar aš atsikelsiu iš lovos ir gyvensiu, ar mirsiu. Vašingtonas yra korumpuotas, politika yra korumpuota. Bet kažkas pasikeitė. Denisas, tai ne apie kairę ar dešinę. Vašingtono elitas iš kairės. Jie sutriuškino mano tėtį, nes jis niekada nepriklausė tam klubui. Jis niekada nepriklausė Epsteino ratui. Žinai, ko jis niekada nepadarė? Jis nedavė leidimo paversti Gazą Trumpo golfo aikštynu. Štai ir yra. Jie kažkaip sugebėjo viską paversti kalba apie Izraelį. Žiūrėk.
ji visada sugebės kažkaip viską paversti kalba apie Eriką Cook arba apie Izraelį. Nesvarbu, kaip pasuksi, nes ji visada taip daro. Ar kam nors įdomu žiūrėti? Kur pagrindinis D yra Jaredas Kušneris? Karas Irane, kurį jie pradėjo. Kiekvienas prezidentas prieš jį buvo spaudžiamas izraeliečių. Dieve, matai, viskas visada grįžta prie to paties nuobodaus argumento. Galvotum, kad jie šiuo metu taptų įdomesni, bet jie neturi apie ką daugiau kalbėti, tik įrodyti, kad Benas Šapyras teisus, kad visi šie žmonės teisūs, ar ne? Kad visa ši kairuoliška linija esą teisinga. Candace Owens, Tuckeris Carlsonas, jie visi tiesiog persikelia į kairę. Jie tiesiog persikelia į kairę ir apsimeta, kad vis dar yra dešinėje, bet jie jau persikelia į kairę. Ir jie vis dar laikosi šios idėjos, kad neva jie tikrieji laisvės kovotojai. Bet ar tikrai norite, kad šie žmonės kovotų už jūs? Šiuo metu nežinau, aš laikyčiausi atokiau. Bet kokiu atveju, ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.